Nu ką, sveiki. Dabar pasirodo, aš ir vlogeris esu, kaip ir pirmas vidosas. Žodžiu, nusprendžiu nufilmuoti, kaip atrodo mano paprasta diena. Nu taip iš nieko, tiesiog nufilmuoti ir va taip. Jūs matot, koks gražus. Nu, net nežinau, kaip čia reguliuoti šitą kamerą. Dieve. Gal taip sudėtinga. Žodžiu, nežinau, kodėl pradėjau filmuoti nuo pačios dienos. Čia prisidėsiu mikrofoną. Dabar yra lygiai 2 valandos. Lygiai 2. Sportavau dilbį. Čia šita pagrindė dalis. Atsikėliau kažkur apie prieš 11. Susitariau su draugu kartu būtent pasportuoti, parodyti pratimus, kuriuos darau. Kadangi esu įsivedęs ant rankų linkimų. Bet aš nevalgiau pusryčių. Tai šiandienas planas toksai, kad tiesiog parodyt, kaip atrodo pas mane laisvesnė diena. Pasakysiu taip. Filmuoti iš niekur nieko, tiesiog, tai nėra paprasta. Net, yra tie visokie ten vlogeriai, kurie ateina, ten šaudo tiesiog ir šneka ir taip viskas ateina su laiku. Bet pas mane dar ne tas laikas. Ir aš ateit pradėti šnekėti, japinti, taip, ten, stebuklų nėra, pasakysim taip. Ir prie to reikia priprast. Tenais, nes tu nesugalvosi iš nieko, ką čia pašnekėti, taip. Tiesiog realybė. Realiai, žiauriai tingėjau filmuoti. Nežinau, ką filmuot, bet pasirodo visi žmonės, kurie filmuoja tiesiog bet kokią dieną ir visas veiksmas pats automatiškai susideda. Tai galimai čia bus tas pats. Tai planas gana paprastas, aš pasidarau valgyt. Tada aš turiu čia būtent green screeną, su juo norėčiau nufilmuot kažką, nebent aš labai tingėsiu, bet gal taip ir nebus. Nufilmuot porą tiktokų ir tokį vieną komedinį skitą, nežinau, būtent YouTube, kur aš keliu. Tai bus matyt, kaip čia išeis. Nežinau, čia jūs taip kameras pasidat, sukinėjatės, aš net nežinau, ką aš jums turėčiau dabar rodyti. Žodžiu, ką daryti, ką nežinau, pasimetęs kuo labiau, bet valgyti tai reikia. Darysimės kiaušinienę. Iš parduotuvės nusipirkau papildomai, tai čia omletas kitas. Turiu kiaušinių, turiu pieną, suplaksim, padarysim, bus labai skanu. Ir dar pasiėmiau būtent batončiko, kad kažkas kartu būtų suėst. Tai turim kiaušinius, ateinam, suplakam, sumetam. 1, 2, 3. Pasirodo dar pieno turėjom. Ką padarysim. O čia aš net nežinau, kur tą kamerą statyti. Kaip jūs tie vlogeriai sugebat, aš nesuprantu tiesiog. Tai ten. Nežinau, ką aš išskirtinio darau, tai pasiemu sviesto. Bent jau man taip neprilimpa prie keptuvės, greičiau nuslysta. O prie omleto biški jau numirusios pupelės. Čia parodysiu, pas mane yra visokie konservai. Tai va. Skaniausias pupelės, kurias aš esu valgęs. Ir dabar belieka laukti, po to tik tais uždėsim pupelės ir jo. Tai prisipompuos, prisišildys čia ir bus ledas. Mano kambarys, daug nepamatysit, bet mano purvinas setupas, kur viskas sumėtyta. Aš nesuprantu, aš šokinėjau nuo vieno iki kito. Gerai, grįžtam prie maisto. Turim mūsų gražų omletą. Tai dabar lieka susidėti prieskonius ir pupelės pasišildyti. Ir pomidorą dar supjaustyti. Žiūrėjau geras. Ironiška, kai sako, nešnekėk prie stalo. Ir aš vienas prie stalo šneku su kamera. Žodžiu, pavalgysiu ir eisim prie filmavimo. Pavalgęs, bet aš žiauriai tingėjau kažką daryti. Aš nusprendžiu nueit, pagulėti kažkiek, pasidėti, pailsėti ir tada įsivažiuoti visiškai visą tą veiksmą. Ir, sakykime, šiek tiek pagulėjau ilgiau, užsnūdau,
kažkiek laiko prasnaudžiau. Porą naujienų, žodžiu, pagulėjau šiek tiek ilgiau nei planavau. Tai dabar pasidarysim kavos ir eisim filmuoti. Čia tokia realybė, visi galvo, tik to, žiūri, fainai, reikia nufilmuoti. Ne, aš tingiu, aš ten dabar... Ne, aš gal vėlai labai smagu būtų tiesiog pagulėti. Bet skirtumas tas, kad tiesiog, kai nufilmuoji ir padarai, visą laiką jaučiasi smagiau. Gerai, kavos turim. Ką, gražus kavos puodelis. Eik tu dak. Nu ką, pavalgėm, palisėjom. Atėjo laikas filmuoti. Koksai planas, ar ne? Kol gersim kavytę, taip ir galima bus nudiskutuoti su savim. Tai filmuosiu su savo antru telefonu. Nežinau, kodėl aš naudoju seną. Nu, gerai, žinau, kodėl aš naudoju seną, nes aš tingiu perskelti visą informaciją, bet aš turiu naują telefoną, kurį aš nusipirkau. Aš norėjau filmuoti, nežinau, labai įdomiai. Tai va, aš pasistatysiu kamerą. Ir pirma idėja šiek tiek pakito, kol aš gulinėjau. Tai įsijungiam šviesas. Čia visos pas mane pasirodo, dar jos gali sukinėtis tenais. Tai galima geresnį apšvietimą padaryti, kad geriau matytųsi. Tada lengviau yra green screen naudoti. Aš paimsiu savo tuos vadinamus gantelius, ar kaip ten štangą, nuimsiu svorius ir laikysiu, to čia galima gal parodyti. Tiek tos ir kavos te turim. Dabar tingiu nuimt. Nors, ne. Dieve mano. Yra štanga. Pataikysiu ant gero kadro. Ir aš esu ant to suoliuko, žinai, ir tipo aš darau tuos spaudimus, nežinau. Tai, tipo, man sunku, aš ten pradedu dusti ar kažkas tokio ir mano kompanionas Potteris man visiškai nepadeda. Tai maždaug, yra idėja galvoj, tu ją maždaug susidėlioji ir tada nufilmuoji ir po to jau kai montuoji, ten supranti, kiek klaidų pridarei. Tai va, planas yra toksai, kad nufilmuot 2 tiktokus, tai vieną šiandienai ir galimai gal dar sumartuosiu iš funny kadrų tenais, kur aš su Ignu filmavausi, čia jeigu įdėsiu kažkur kadrą, bus labai smagu. Man nereikia jūsų kažkokių blokų, man reikia kompiuterio. Tai čia tas, kad... Juokingus momentus ar tenais, ar paprastą atvejį kažkokį, nu, vienas iš tų kažkokį ten kadrų. Reikia dar nufilmuoti, kadangi TikToko keliu su Ignu po vieną į dieną, o YouTube'as būtų labai fainai, ar įskaitant vlogus, nežinau, kartą į savaitę. Bent jau. Tai jo. Tai arba šiandien, ką aš labai tingiu, arba būtinai rytoj reikia nufilmuoti. Tai šiandien yra šeštadienis, jeigu neminėjau, rytoj sekmadienis, tai... Jo. Jūs matot, kaip įdomiai. Gerai, išgeriam. Dabar reikia nufilmuoti ir dar filmuoti, kaip filmuoju. Nežinau, kaip tai įmanoma, bet išsiaiškinsit. Aš užsirašysiu telefoną tiesiog tam tikrus specifinius kadrus, kaip jie turėtų atrodyti, nes kol kas tik galvoju, bet galvoju, kad tai susimiršta. Ir tada prijungiu savo telefoną prie stovo ir tada nufilmuoju. Ką tik padėlioju, susidėjau scenarijų tiksliai, bet problema, kad su kadrais aš turiu iš anksto surasti nuotraukas, pagal kurias naudosiu. Tai jo, tai aš dabar nueisiu greitai į internetą, susirasiu būtent tuos kadrus, kur man reikia, nu, nuotraukas, kurias įmesiu. Ir jo, ir tada galima bus nufilmuoti. O, čia bus sudėtingiau nei maniau. Pagaliau radau. Ok, žodžiu, mano tai taip užtruko ilgai. Aš suradau nuotrauką. O, dieve, ir čia tas tiktokas turėtų būti kokias gal 10 sekundžių ir man užtruko kokias gal 10 minučių vien surasti daiktą. Žodžiu, teisinga vieta, dabar tik tais reikia atsirinkti iš galimų nuotraukų, bet galimai aš jau ir kaip radau. Žodžiu, kažkas tokio. Tai jo, žodžiu, dabar tik tais gal dar pasirinkčiau tarp skirtingų variantų. Žodžiu, radau, gerai. Viena nuotrauka yra,
Reikia antros dabar, kad iš viršaus žiūrėtų. Žodžiu, pavyko, ar ne? Susidėjau 2 nuotraukas ir... čia yra grinai tas benšas, ar ne, ir atskirai dar kita nuotrauka, kur sudėjau vieną. Ir po to kadrai vaikščios tarp šitų 2. Tai va, dabar tik tai sveiko pasistatyti kamerą, nufilmuoti kadrus ir sueit sumontuoti. Tai nežinau, kiek laiko čia užtruksim. Šiaip įdomumo dėliai galima nuimti laiką. Ir šį kad toks išskirtinis atvejis, nes reikėjo surasti sudėtingą nuotrauką, nes kur kartais tu negali parašyti tiesiog gamta ar kažkas tokio. Tai va, nuimau laiką ir einam filmuoti. Beje, visas šitas nesąmonės, stovus ir panašiai pirkau iš AliExpreso prieš porą mėnesių. Tai pigi, bet visai nebloga įranga. Irgi stovas kainavo kažkur net, nežinau, gal 10 eurų, green screenas 30 galimai. Tai kainuoja, bet labai palengvina darbą. Gerai, ką žinau, kiek čia, kol kas bus, žodžiu, dabar filmuosiu pirmą kadrą. Tai visa esmė, kad pradžioj labai teini iškeli porą ir tada pasidaro sunku ir tave čiuvas praignoruoja. Kinda relatable, bet kaip kam. Man reikės atskirą mikrofoną, kurį aš noriu prijungti prie kito Bluetootho ir aš dar čia filmuoju, tai 2 viename. Tipo, kad aš turiu mikrofoną, kuris dabar prijungtas prie kameros ir aš noriu prijungti telefoną, bet aš nenoriu, kad jie jungtųsi kartu, todėl turime šitą fignią. Trys! Iš karto pagauni pozą. 10 kartų geriau. Ir palauk sekundėlę, aš to ateisiu. Ne, aš neusiėmęs. Gerai, čia per porą mikrofonų. Tai gerai, man reikia dabar tiesiog Type-C kabelį iš abiejų pusių, kurį aš nueinu pasimsiu. Tai dabar reikia tiesiog iš telefono perkelti visą informaciją. Ir pas save tvarkingose namuose turėčiau surastą laidą. Apsidžiaugiau, galvau, radau iš karto, bet ne. Galimai tai užtruks. O dar labiau užtruks, jeigu aš filmuosiu su kamera, kaip aš ieškau tą laidą. Tai, nežinau, grįšim, kai surasiu. Ką, radau laidą, liko sumontuot. Ok, mano kamerytė šitiek įsikrauna, tai aš prijungęs prie pakrovėjo, nes aš turiu tik vieną batareiką, bet aš turiu sumontuotą pirmą TikToką ir galima netgi pasižiūrėti laiką, kurį mes turime. Tai jį belieka tik tais uždėti ant tekstą ir viskas, tai realiai tą padarau per CapCut'ą. Bet, turime 37 minutės, kas tu, čia biškai atvirkščiai matosi, bet gana ilgoka, aš senai dariau viską per green screeną, biškai išėjęs iškritęs iš vėžio. Bet jo, turim vieną. Nu, idėja, koks stebuklas matosi. Žodžiu, sudėjau visą galutinį variantą į CapCut'ą, uždėjau muziką, dakarpiau, kas tingėjau padaryti per šitą premjerą ir gavau galutinį variantą apie 13 sekundžių. Tai tiesiog pagrindinis golas reikia, kad būtų virš 10 sekundžių ir po to viskas labai čiki-piki. Tai va, liko įkelt, žiūrėsim kaip išeis. Ir eisim to infilmuoti antrą TikTok. Beje, fun fact, dar pas mane yra pečius. Tai pasikursim, ten dar paukštis irgi čiu įvėsta. Aš tai, kai užsigrūdinės, tai biški paprašiau. Bet šitam gal jau yra per vėsų. Per šalta. Tai pakurensim šiek tiek bidų.
Ir kitas bus TikTokas, kurį aš dabar kursiu, tai yra su kebabinė. Irgi scenarius labai paprastas, žmogus nori kebabo, duoda blogos kokybės kebabą. Tai va, einu nufilmuot, sumontuot ir aš tingiu video filmuosiu rytoj. Tai po to aš turbūt gal, nežinau, eisiu kažką patinginiauti ar kitko paveikti. Toks planas. Tai va, ir dar noriu valgyti, tai jo. Ir dar reikia šitą visą vlogą sumontuoti. Nu tai va, darbas rado, nu va, smagu. Tai va, tokia situacija, beliko tik padaryti. Čia dabar scenarijus ten ant kompo laptopo pasidėjau, tai dabar irgi perskaitau, nufilmuoju ir aš sumontuoju ir viskas. Ir viso, nada, baigiau. Jop, tvai matė, aš nesuprantu, čia kažkur Ką? Kebabą noriu, kebabą, nu, žinau pats. Visiškai nesilaikiau scenarijaus, tai aš nežinau. Netgi paskutinę sekundę nesilaikiau scenarijaus, tai aš nežinau, tiesiog pilna improvizacija. Žodžiu, sumontavau antrą TikToką, irgi čia galima gal kažką parodyti, net nežinau, tokia situacija, ten tiek sudėta, ten atrodo siaurai, bet reikėjo sudėlioti. Tai va, su tuo užbaigsiu. Čia man patinka vaikščiot, kai aš šneku. Tai va, tai bus rytoj keltas, dabar belieka pasidaryti valgyti. Gal kažkiek pamontuosiu šitą vlogą, bet čia turbūt labai low probability ir turbūt tai įvyks rytoj. Ir taip pat YouTube'o video nutemsiu rytoj. Tai tokios pozityvios naujienos. Čia reikėtų dar gal susitvarkyti visą šitą situaciją. Ale, jūs matot, koks gražuolis. Tokia situacija tiek iki kito vlogo. Pučia!